Šiandieną jums noriu papasakoti, kaip svarbu išlikti savimi, žinoti, kas tu esi, kokios tavo vertybės ir tas visas vertybės ir tą žinojimą pranešti per visus vėjus, kad ir audras, kad ir kokios aplinkui jos siaučia, nes tai tikrai nėra lengva. Papasakosiu jums istoriją, kaip bankrutavo mano verslas ir kaip teko kardinaliai pakeisti savo gyvenimo būdą. Taigi pradėsiu nuo to. Mūsų pirmoji picerija buvo tokia prie judraus kelio. Iš tikrųjų ir koncepcija buvo tokia take away daugiausia. Ir mūsų klientai daugiausia užbėgo, pasiėmė, išbėgo, įsinešė. Štai mes pagauti savo ambicijų darysime Vilniaus gatvėje. Vilniaus gatvėje. Čia buvo 2009 metai. Buvo 2009 metai, pats krizės įkarštis. Na ir man draugas sako, dabar yra patalpų Vilniaus gatvėje, todėl kad dabar krizė yra laisvų, mes galim gauti, mums čia labai pasisekė. Ir koks geras buvo, papasakosiu apie intuiciją, ant kiek yra svarbi intuicija. Mane draugas nuveda į tą restoraną, aš įeinu ir jaučiu, kaip man užspaudžia krūtinę. Konkrečiai užspaudžia krūtinę. Ir aš sakau draugui, čia ne mūsų, žinok, ne mūsų vieta. Ne mūsų vieta, nežinau, kas yra ne taip, bet čia ne mūsų koncepcijai atitinkanti vieta. Čia pėstieji vaikšto. Čia kažką reikia kitaip. Mūsų koncepcija take away, judesys, greitis. Bet mano draugas sako, ne, pamatysi, čia pati prabangiausia vieta. Čia super, čia Vilniaus širdis. Ir dar kiti draugai, įtikina mane, kad čia bus gerai. Ir va šia vieta, kur aš pametu save. Nepaklausau širdies, o per protą patikiu, kad čia bus gerai. Mes dar neatsiėmė pinigų iš pirmosios picerijos. Jau darom antrą, kaip sakau, pagauti sėkmės tos bangos. Aš antram projektui jau skolinosi pinigus. Turėjau sklypą geroj vietoje čia Kaune, užstatau jį, man paskolina pinigų, mums projektui reikėjo kažkur 120, aš asmeniškai, mums bendrai, apie 120-140 tūkstančių įdedam į tą pizzeriją ir atidarimas. Atidarimas pirma diena, visą laiką, kol įrenginėjau tą pizzeriją, man iš krūtinės taip ir neišėjo jausmas, kad kažkas yra negerai. Ir atidau pirmą dieną, matau, kad žmonių srautas man ne tas, ko tikėjausi. Tikrai nepalyginus pirmoji, kuri buvo Šeiminiškių gatvėje, mes vadinomės Pizto Pizza, gal Vilniečiai tikrai žinos turbūt, nepalieka tas jausmas. Ir praeina pirma prekybos diena, aš nueinu į kasą, įsispaudžiu čekiuką, kokią apyvartą kasoj, aš jau prieš atidarydamas projektą žinojau, kokios man reikia dienos apyvartos, kad mes turėtume nulį. Nuomos, darbuotojų, mokesčių, nulį. Ir pirma diena nepasiekė nulio. Antra diena vėl nepasiekė nulio, trečia diena vėl nepasiekė nulio. Dedame įvairiausias akcijas, įvairiausias reklamas, Olele Pupytės, tada kai buvo labai populiaru, daro pas mus fotosesijas, dedame, reklamuojame. Rezultatas mes pirmo mėnesio minusas, antro mėnesio minusas. Nuoma tada mėnesio kainavo 11 tūkstančių litų. Didžiuliai pinigai tai dienai. Ir mes pradedame, įvertinam, matom, nes ir pirmas restoranas ir antras yra abu susiję, matom, kad antro restorano išlaidos skandina netgi pirmąjį. Ir prieinam labai skaudaus sprendimo, kad reikia uždarinėti antrąjį restoraną tam, kad išgelbėti bent pirmąjį. Ir restoraną uždarom. Kas skaudžiausia restoranų versle? Kad praktiškai nelabai ką gali išsinešti. Vėdinimo sistemos neįsineši, grindų, sienų, lubų.
virtuvės įranga kažkas. Realiai nuostolis apie 120 tūkstančių to projekto. O aš dar užstatęs sklypą procentais, ten ne bankui, o tokiem vadinkim draugam, aš prarandu tą sklypą ir tai dar lieka skolų. Aš parduodu savo automobilį, kad dar šiek tiek tom skolom padengti. Realiai lieku be nieko ir vien tam, kad tą pirmąją pizzeriją išlaikyti, mano draugas apsima ją prižiūrėti, kad tiesiog turėt minimaliai išlaidų. O aš, nors mano tai ir idėja pirmo restorano įkūrimo, visa idėja yra mano buvo, aš esu be nieko ir toksai ir nusivylime, ir beprasmybėje, ką tik tarsi mes turėjome turėti kvantinį šuolį, realiai pasakysiu, jau buvome suradę 3. restoranui patalpas. Buvom tikrai euforijai, tokiame pakelime, planas buvo 10 restoranų per 5 metus ir štai pokšt ir nėra. Ir aš tokioj nevilti, skolos skambina, skambučiai, kada žino, kad mes neužsidarėm, kada atiduosi skolas, tau net galvas sukasi nuo nesėkmės, nuo praradimo, nežinai nei kaip toliau reikės gyventi ir kaip išgyventi metus laiko, norisi pabėgti, pasislėpti kaip tai žiurkiai į urvą ir aš priimu sprendimą, važiuosiu į Angliją. Važiuoju į Angliją, pabūsiu, padirbsiu, kažką tai, nes nebenoriu, negalvoju apie jokius kitus verslus, pasitikėjimas savim kritęs, eiti samdomų darbų irgi nenoriu, išvažiuoju į Angliją. Prisimenu net tą kelionę, kai važiavau, kai laivu plaukiau ir kai buvo liūdna, kai buvo skaudu, kai tos visos norai, tie visi, kiek lūkesčių buvo, kiek to tokio draivo ir dabar plaukiu visišką nežinę. Matau, artėja Anglijos krantai ir kas manęs ten laukia, iš ko ten reikės gyventi. Ir tikrai buvo nelengva, tikrai labai buvo sunku ir aš sakyčiau, ganėtinai stiprus laužimas buvo Anglijoje. Nieko neturėjau jokio darbo, pradėjau vaikščioti per agentūras nieko gero irgi pasiūlyti negali. Būdavo, prisimenu, vištienos fabrikas, kur aš tik atvažiavau ir visi pradėjo sakyti, tik neik į vištienos fabriką, ten yra katorga, tik neik į vištienos fabriką. Paklausiau, nejau. Tai aš gaudau tokius trumpalaikius darbus, 2 dienas gaudau per savaitę, 3, 4, bet ir tai būdavo tai sunkus fiziniai darbai, kad vos kojas parveždavau grįždamas iš po darbo. Ir dar tokia, ką norėjau pasakyti apie tą, kad kaip svarbu žinot, kas tu. Darbo aplinkas, kuriais tu dirbi. Man papuolė tokie, vadinkim, pijokėliai. Tokie pijokėliai, kad ir lietuvė pijokėliai, bet nenoriu žaisti, bet tokio žemo lygio, tie keiksmažodžiai, tas toks pagiežingas gyvenimas, kažkaip tai, jaučiu, kad tas labai spaudžia. Ir mane ten kviečia savaitgaliais, tai einam išgert, einam į barą gert, aš nesakau, ne, aš jaučiausi, tarkim, ir iš tikrųjų lengva pasiduoti, nes tau sunku, tu vienas, tu svetimoje šalyje, tau ir taip draugų nėra, ir tarsi kažkokio bendravimo norėtųsi, bet aš save lyginau, tarkim, lyg su ereliu, kad erelis, kuriam yra dabar pakirpti sparnai. Ir jeigu aš nusileisiu lyg žvirblių ir pradėsiu su žvirbliais čirškėt, lesti kirmelės, greičiausiai aš labai greitai užmiršiu, kas aš toks, kokie tikrieji mano siekiai. Ir aš labai užmiršiu, kad aš kažkada svajojau skraidyti, kad svajojau būti laisvas. Todėl, kad ir kaip buvo sunku, stengiausi būti nuošaly, ir stengiausi ne išduoti savęs ir savo kaip ir, tokių vertybių ir asmeninių siekių. Ir man tikrai likimas davė tokius, ženklus. Vienas iš ženklų buvo tokių, kad
neturėjau pinigų. Turėjau, gausi, penktadienį gausiu algą, o buvo sekmadienio vakaras ir aš pažiūriu, kad pas mane yra gal 7 svarai tik tai. Ir man reikia pragyventi 6 geras dienas už 7 svarus. Aš nuėjau į parduotuvę, pažiūrėjau, vienintelė galimybė makaronai su kečupu. Nusipirkau makaronų kečupo ir aš kasdieną valgiau, išsiverdu makaronų, kečupo užsipildu ir vienintelis maistas tai mano buvo. Manau, liktai trečiadienį ateina pas mane šeimininkė namų, sako, žiūrėk, tau laiškas atėjo, aš praplėšiu kažkoks čekis, sakau, kas čia? A, sako, čia čekis banko. Banko čekis, kaip supras? Nu, sako, tai kažkur tai mokesčių buvo iš tavęs per daug nuskaičiavę, tai tau gražino. Sakau, kiek čia 50 svarų? Jo, sako, 50 svarų, bet kokį paštą naini ir gausi. Negalėjau patikėti, kai aš trečia para gyvenu ant makaronų ir nežinau, kaip da sulaukto penktadienio, aš nainu į tą pašto skyrių ir man iš tikrųjų užduoda 50 svarų. Na, aš tai priimu Dievo žinutę man, kad mes tave matom, kad nepasiduodi, nepasiduok, mes tave palaikom, tikrai išeisi ir gausi naudą iš to. Aš taip džiaugiuosi, jūs įsivaizduojat, su kokiu malonumu aš ėjau į parduotuvę apsipirkti. Na, tai buvo tobula, super. Kitas toks charakterio išbandymas, ir nepasidavimas, savęs nepakeitimas. Nuvažiuoju vieną kartą į agentūrą, agentūra sako, yra darbo rytoj, bet darbo reikia būti 2 valandą nakties. Ir man pasako adresą. Aš tada išsilankstau žemėlapį ir matau, kad man reikia per visą miestą pervažiuoti su dviračiu, kad atsidurti ir dar net pramoninis rajonas, kitas miesto galas. Na, aš manau, kad vėlgi visą laiką gyvenimas tave bando. Ir labai lengva pasakyti, sakyčiau, ne, kitą miesto galą, naktį, 2 nakties, nevažiuosiu. Bet aš iš vis manau tokią filosofiją, kad kada gyvenimas man kažką tai paduoda sunkaus, aš galvoju, na jisai bando, ar aš neatsipalaidavau, ar aš, leiskit tokio žodžio, neišpindėjau. Nes, jeigu sakysi, tu labai jau čia toksai suminkštėjai, labai nori komforto, tai mes neduosim tau ir gero. Ir aš apsiimu važiuoti su dviračiu. Ir tą naktį labai gerai prisimenu. Aš atsikeliu išvažiuoti 1 valandą, nes pažiūrėjau su navigacija, man valanda kelio. Aš 1 valandą išeinu į lauką ir lyja toks angliškas konkretus lietus. Pliaupia tiesiog. Aš navigaciją įsikišau į striukę, pažiūrėjau ir minus dviračiu. Aš per valandą laiko, kol numiniau iki tenais, buvau šlapęs, visiškai kiaurai šlapęs. Mane pasitiko tas angliukas, sako, mes važiuojam, turime važiuoti į kitą Anglijos galą, 4 valandas kelio. Reikės, sako, šaldytuvą man padės iškrauti ir įkrauti. Tai va, iškart atėjo apdovanojimas. Tam, kad pasiryžčiau per naktį važiuoti, nepasidaviau, mano visas tą dieną darbas sudarė, kad aš 4 valandas nuvažiavau, sėdėjau šiltai automobilėje, padėjau iškrauti šaldytuvą ar paimti seną. Ir mes vėl sėdom į mašiną ir vėl 4 valandas grįžom namo. Negana to, man tas žmogus sako, aš tau užrašysiu 12 valandų, kad tu dirbai, 12 valandų. Man gavosi, kad ta diena buvo labai pelninga. Tarsi, tai va, toksai buvo, kad nepasidavi, neišduodi savęs, nepradedi verkti, nepradedi panikuoti, lieki pats savim ir sakai, kažkaip tai. Ir tikrai, ir tas tikrai duoda, ir tau grūdina charakterį. Patarimas toks, kad kada tau iš tikrųjų yra sunku ir tu, aplinkybės neleidžia tau nei kiek judėti, ten siekti savo tikslų, būti iš tikrųjų tokiu, kokiu nori. Tu mokykis ir grūdinkis. Pasitrauksos aplinkybės. Ateis laikas tikrai pasitrauksos aplinkybės, bet tu būsi užsigrūdinęs. Užsigrūdinęs ženkliai daugiau pasieksi, ženkliai geriau startuos. Tarsi spiruoklė, aplinkybės tave kai spaudžia. Jeigu tu pradėsi mėtytis, tu iššausi kažkur ir nieko nebus. O tu laikykis, kai spaudžia. Aplinkybės vieną dieną tinkš ir dirbs. Ir tu šausi tikrai link savęs. Tas tikrai veikia. Nes mūsų gyvenimas bando ir nori, jis nenori, kad mes pasiduotumėm. Jis nenori mūsų sulaužyti. Jis nori, kad mes nepasiduotumėm. Taigi, ilgainiui gavau pastovų darbą.
gavau darbą Tesco sandėlyje. Naktinė pamaina, tikrai labai sunkus darbas. Vėlgi, sakyčiau, nesakyčiau, gal visi, bet, gal kažkas ir būtų pasidavęs, nes darbas tikrai sunkus. Darbas prasidėjo 11 vakaro ir reikėdavo dirbti iki 7 ryto. Ir taip naktim, dieną šiek tiek pamėgi, toks apdujęs vėl išeini į darbą. Bet vėl man prisimenu vienas įvykis. Susipažinau su Latviu, mes kartu pradėjom dirbti tą pačią pirmą dieną. Ir aš dirbu vieną dieną, dvi, man toks vyksta psichologinis krūvis, man taip sunku. Ašgi atrodo visai neseniai, 3 mėnesiai atgal važinėjau apynaujų Mercedes, buvau savo verslo savininkas. Štai ateitis šviesi, graži, koks aš būsiu verslo, restoranų tinklo savininkas. Ir štai čia dabar šiandien aš vežioju paletės, ką aš dirbau Tesco, tai paletės vežiodavau, pikeris vadinasi. Pikeris tai šitų produktų surinkėjas. Tokį užkabino didelį laikrodį ant rankos, tau pasako, tokia eilė, tokia ta paletės numeris, ateini, nuskanuoji paletę, tau rodo įdėk 3 dėžutės ant savo paletės. Ir taip visą naktį su to vežimėliu ir duodi. Aš galvoju, jeto, išprotėjimas. Ir susipažįstu su Latviu. Ir Latvis man sako, kaip gerai, koks geras darbas, kaip faina, kaip aš džiaugiuosi. O jisai prieš tai buvo dirbęs tam vištienos fabrike garsiajame. Sakau, rimtai, tau čia gerai, tu neįsivaizduoji, kaip čia faina, kaip čia gerai. Sako, tu nebuvai vištienos fabrike. Tai aš įsivaizduoju, aš vaikštau nosį nuleidęs, toksais, ant sužlugimo ribos, kaip čia yra sunku. O Latvis šviečia, džiaugiasi ir sako, čia kaip faina. Kaip aš ilgai ieškojau tokio darbo. Tai man aš labai gerai atsimenu. Taigi va. Ir man teko, tikrai padirbau, nepasidaviau, nepanikavau, skaičiau, mokiausi. tą laiką išnaudojau tokiam išgirdimo savęs, išgryninimo savęs. Žinojau, kad tai tik laikina, kad grįšiu atgal į Lietuvą, kad tik Lietuva mano šalis ir kad kursiu vėl naują verslą, nes jaučiau 7-8 mėnesiai pabuvimas tenais, jis tave grūdina ir tikrai jaučiau, kaip pradeda kilti vėl tas potencialas, ta vidinė energija atsistatinėja ir kaip vėl kaupėsi potencialas naujai veiklai, naujam verslui. Taip ir buvo iš tikrųjų. Grįžau tvirtesnis, stipresnis ir pradėjau vėl naują verslą, tik visai su kita asmeninė kokybė, visai su kitu asmeniniu atkaklumu, asmeniniu ryžtu. Ir visa kome esmė. Ką ir sakiau pradžioje, svarbiausia neprarasti savęs. Svarbiausia per tą tarpą, kuris buvo tikrai sunkus, labai didžiuojuosi žmonėmis, kurie dirba tokį darbą. Jūs iš tikrųjų kieti, tikrai jūs šaunuoliai. Man tai buvo tikrai sunku, aš tai skaičiau kaip tikrai stiprų išbandymą. Ir jį praėjus, nepasidavus, man tai teikia didelį privalumą, net ir versle, ir šiaip gyvenime. Ir dėkoju Dievui už tą patirtį, už šitą kelio dalį, kuri mane padarė netgi geresniu. Tai va, tiek norėjau papasakoti šiandieną apie tokią, kad ir, sakyčiau, pralaimėjimo istoriją. Tačiau ilgainiui tai tik dar vienas išbandymas, dar vienas, sakyčiau, dildės pjūvis į brilianto kampą. Kaipgi iš deimanto daro briliantą? Kampų šlifavimas. Viena problemėlė, vienas kampas atšlifuotas. Kitas sunkumas, dar vienas kampas nušlifuotas. Dar kažkoks sunkus atvejis, dar vienas kampas iššlifuotas. Dar viena sunki pamoka, dar vienas kampas iššlifuotas. Žiūrėk, galop gaunam gražų, brangų briliantą.
Tai, brangiai, briliantais mes tampame per išbandymus, per atlaikymus, o ne bėgimus nuo savęs. Likite ir būkite savimi.